Prezidentė Dalia Grybauskaitė pirmadienį pranešė, kad teiks Socialdemokratų partijos vadovo Algirdo Butkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pastarasis teigė, šalies vadovės sulaukęs raginimų, kad vyriausybėje nebūtų darbo partijos atstovų. Anot šalies vadovės, rinkimuose socialdemokratai gavo daugiausia mandatų Seime ir vieninteliai sugebėjo suformuoti daugumą. Todėl būtent šios partijos vadovą jį ketina Seimui teikti kandidatu į ministro pirmininko postą. Savo ruožtu pats Butkevičius po susitikimo sakė, kad jis perduos darbo partijai prezidentės pageidavimą, kad šalies ministrai nebūtų partijos nariai. Lietuvos bankas numato, kad kitais metais realusis bendrasis vidaus produktas augs kiek lėčiau nei prognozuota, tačiau plėtra išliks. Be to, ekspertai ramina šalies gyventojus, esą kainų šoko šie nesulauks, nes infliacija išliks ganėtinai nuosaiki. Kaip teigia Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis, sulėtėjus ir mažesnė nei tikėtasi, Lietuvos užsienio prekybos partnerio ūkio plėtra vyksta dėl mažesnio pasaulio ekonomikos augimo. Anot ekspertų, labiausiai džiugina bendrojo vidaus produkto didėjimo tendencijos. Remiantis Lietuvos banko statistika, manoma, kad šiais metais Lietuvos bendras vidaus produktas padidėjęs 3 procentais, kitąmet išaugs 3,1 procentų. Popiežius Benediktas XVI sekmadienį paragino krikščionis nekreipti dėmesio į perspėjimus, kad pasaulis baigs gyvuoti gruodžio 21 dieną. Anot popiežiaus į vaidybiniuose ir dokumentiniuose filmuose eksploatuojama idėja, esą senovinis majų kalendorius prognozuoja, kad jau kitą mėnesį ateis pasaulio pabaiga, negalima vertinti kaip rimtą grėsmę, nes bažnyčios mokymuose apie pasaulio pabaigos konkretų laiką apskritai nekalbama. Savo ruožtu pasaulio pabaigos idėją užsikrėtė kelionių organizatoriai, kurie siūlo įvairias atostogas pasaulio pabaigos tematiką į Pietų Amerikos regionus. Kanadiečių popmuzikos žvaigždė Justinas Bieberis sekmadienį susišlavė Amerikos muzikos apdovanojimus, įveikdamas tokias grėsmingas varžoves kaip Rihanna ir Nicki Minaj ir pasiųsdamas naujokus britus One Direction ir The Wanted namo tuščiomis rankomis. 18-metis Bieberis laimėjo visose 3 kategorijose, kuriuose buvo nominuotas, tarp jų ir metų atlikėjo. Šioje garbingiausioje kategorijoje jis įveikė tokias muzikos garsenybės kaip Rihanna ar Maroon 5. Jaunasis popmuzikos atlikėjas taip pat triumfavo ir mėgstamiausio popmuzikos atlikėjo, o albumas Believe tapo nugalėtojų šioje kategorijoje. Amerikos muzikos apdovanojimų nominantus ir laimėtojus internete rinko gerbėjai, o ceremonijoje dalyvavo gausybė muzikos pasaulio žvaigždžių. Iš NBA į NBDL ne savo noru emigravęs Donatas Motiejūnas sėkmingai debiutavo iki sezoninėse rungtynėse. Houstono Rockets atstovavęs, o šiuo metu Hidalgo Rio Grande Valley Vipers klubui atstovaujantis lietuvis susitikime prieš Viskonsino Austin Toros ekipą pelnė 17 taškų, pataikydamas 8 dvitaškius metimus iš 9. Taip pat vieną baudos metimą atkovojo 7 kamuolius, blokavo 2 metimus ir 3 kartus perėmė kamuolį. Tuo metu NBA lygoje Toronto Raptors namuose 97-86 nugalėjo Orlando Magic krepšininkus. Jonas Valančiūnas per 24 minutės pelnė 6 taškus, atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį, blokavo varžovo metimą, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė. Linas Klyza per 26 minutės surinko 12 taškų, atkovojo 5 kamuolius, 2 kartus suklydo ir 3 sykius pažeidė taisyklės. 2012 metų Formulės 1 čempionate intriga išlieka. JAV lenktynėse Sebastianas Vettelis nesugebėjo užsitikrinti savo 3-ojo čempiono titulo. Vokietis būtų užsitikrinęs titulą, jei būtų iškovojęs 15 taškų daugiau nei jo vienintelis likęs varžovas, kovojant dėl titulo Fernando Alonso, tačiau po šių lenktynių Vettelo persvara padidėjo vos 3 taškais. Tuo metu pergalę naujojoje trasoje šventė McLaren komandos lenktynininkas Lewisas Hamiltonas. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.